Nu ką jūs tinginė? Eikit sniegą kast. Juokauju, hebryt. Eisim sniegą kast. Belė kiek sniego. Nerdai. Ir eisim mes valyti saulės panelės, nes truputėlį dangus šviesesnės. Kas tingi, tas nevalykit. Aš valysiu. Nu, kiek sniego pas mūsų. Guminių viršų. O, Ardai, negalima. Panelės visos apsnigusios. Tiek šitos, tiek šitos. Eisim pažiūrėti ten. Kas gero. Na, sniego aišku yra, bet kaip kiti kelia tragediją, kad baisu. Atsimenu prieš 10 metų daugiau, kiek sniego būdavo. Taip, apsnigusios aišku. Na, ir einam į kitą pusę pažiūrėti. Atsimenu, čia būdavo su sniego motociklu net užklimdavai. Dabar čia tik tais. O, kokios pusnės gražios. O, koks kalnas. Na. Daugiau negu pusė guminių. Kas pas paukštukų daro? O, čia irgi šliuožia gabalas sniego. Kokios pusnės. Apainat? O, suvežta lygų. Su galva. Jums gal taip netrodo, bet lygiai su tuneliais vaikšto. Čia apsnigė, koks guzas. Jums gal nesimato irgi. Visas masyvas. O čia. 25-30 cm. Žodžiu, kasim sniegą. Nuvalysim nuo panelių. Ir nuo to stogo, nes mažiau laužys, kaip sakant. Ir bus nauda. Kas tingi, tas nevalykit, dėl to, kad jeigu jums, sakykime, 300-400 vatų mažai, na, aš, kadangi netinginys, sportas sveikata, čia pusvalandį, valandą nusivalyti, skirti tam laiko, bet ir pajudi žmogus, ir nuvalai, ir naudinga. Kągi, einam, imam šluotą, kastuvą ir eisim valyti sniegutį. Na, pas jūs irgi neini įeiti, užpustyta viskas. Na, ant terasos kokie 10 cm yra sniego tikrai. O, ant stalo galima pažiūrėti irgi. Bet Ardai, vietos, kur pripustyta, tai daug. Iki 30 cm drąsiai ir daugiau. Kągi, nusivalom terasą ir eisim nusivalyti panelės. Arba pirmiau panelės nusivalysim saulės. Tam, kas sniegas skris, po to vėl valysim. Ir galima eiti jungsiu, parodysiu, ką duoda su apsnigtom. Ir po to nuvalytum panelėm, palyginsim. Taigi, su apsnigtom panelėm absoliučiai net nerodo krovimo. Kontroleriai 0,0. Na, šitas irgi turėtų būti 0,0. Taip, visur nuliukai. 23-30 voltų tik tais iš saulės panelį. Einam, valom ir žiūrim, ką turėsim. Pirmiausia, nuvalysim nuo namo stogo, tai šitas kontūras bus, ir nuo prie tvoros. Tai pirmiausia, šitą inverterį nuvalom saulės panelės ir pažiūrėsim, ką duos. Einam iki angaro, pasimt kopėčių, nes nepasiekiu normaliai nuvalyti.
Žiūrėsim, kas ten darosi. Spėjau padaryti duris. Prieš keletą dienų pabaigti. Bet nespėjau užkalti tokių gumų. Juostų, kaip sakant, iš transporterio linijos turiu tokias guminės juostas. Užkalti, žodžiu, ant durų tarpo. Aš aišku, šiandien buvau. Pėdas matot. Tai šiaip normaliai viskas, truputėlį biški pripustė. O, šuo brenda per pusnis. O, kas čia daro? Nemoku aš jums parodyti. Nepersidoda gal. Koks pusnynas čia. O prie angaro durų praktiškai nėra. O jas buvo tiesiai šitaip. Tiesiai davė į angarą. Kągi, duris turim, kas nematėt. Parodau. Duris padarytas. O, privarė. Aišku, aš buvau, mačiau. Žodžiu, čia. Ir privarė per šitos tarpus. Čia padariau, kaip sakiau, va, užsikalė visur. Čia per šitus privarė. Vienoje pusėje, kitoje pusėje. Nes, žodžiu, tarpai. Iš lauko pusės dėsim gumas. Nieko, iškasime šitą sniegą. Ant lėktuvo čia kelios snaigės, nieko tokio. Tai svarbu užkaliam šitą, nes būtų per visą tą ertmę viską būtų privarę. O toliau viskas saus, jokių sniegučių nėra. Viskas gražu. Įmam kopečias. Ir čia biškį irgi per apačią įputė. Na nieko, iškasim čia mes tą sniegą. Bet tai čia kas daro. Įprūdus kokie kalnai. Na, einam, žodžiu. Valyt panelių saulės. Geras, pažiūrėkit, kaip prūdas atrodo. Kaip sakant, ledas. Tokiais kvadratais, vis mažyn, atrodo, kad kažkas būtų nupiešęs. Taip spėju, kad ten giliausia vieta ir taip susidarė ledas pagal vandens gylį, gal temperatūros kaitą ar kaip. Nelepkė lūšį, nes čia paviršius ištižęs geras. Kągi, valasi lengvai. Žodžiu, 5 minutės ir nuvalyta. Dabar po kokių 20 minučių iš vis nutirps visas sniegas ir apledėjimas. Šitos panelės nežinau kaip veikia juos, bet labai greitai nuvalius sniegą, jos pasidaro švarios ir sausos. Kągi, valom. Kągi, šitas nuvalėm. Šitas dabar paliekam, keliaujam prie šitų. Pažiūrėsim, kaip šitos valos. O, ko gražiausiai. 1, 2, 3, 4, 5. Na va, vieną panelę nuvalyti 10 sekundžių užtrunka. 11 panelių. Kiek užtrunkam? Maksimum 2 minutės. Ir turim elektrą. Vat pažiūrėsim specialiai. Matėt, rodė 0. Voltų tik 30 buvo iš panelių. Pažiūrėsim nuvalius
sniegą, ką mes turėsim. Kas stingi, tas ir neturi elektros. Ir sako, žiemą neveikia saulės elektrinė. Vat veikia chebra. Ir saulės nėra dabar. Dangus švininis, bet mes vis tiek kažką matysim iš generuojamos energijos. Gerai, nuvalau ir eisim žiūrėti, nes vieną ranką sunku laikyti telefoną ir filmuoti. Ir dar šuo puola. Na ką, nuvalėm ir šitą kontūrą, žodžiu, šitas panelės 5 minutės užtruko. Ir kaip sakiau, šitos panelės jau pradėjo atitirpinėtas šarkšnas. Labai greit jos. Einam pasižiūrėti mes, ką duoda mum elektrą. Kas pasikeitė, kaip buvo apsnigę. Ir dar neužmirškim, kad turim tik tais 9 valandas ir apie 20 minučių. Tai dar pats rytas, neseniai prašvito. Tai ką mes turim, dabar turim čia, ne? Mes turim 250 vatų, 4 amperą į akumuliatorius keliauja. Po to turim čia grubiai 100 vatų. Čia bus 50, tai 150, 250, 400, 470 ir dabar eisim paskutinį nuvalyti ant stogo šito garažo, kur yra, nes šitos jau visur nuvalėm. Kaip sakiau, šitą irgi jau nubraukiam. Prie šunų voljerus taip pat nubraukiam. Žodžiu, turim apie pusę 10 ryto tik tais. Realiai normaliai tik tais dabar prašviesėjo ir turim beveik pusę kilovato jau nuvalius sniegą. Dar liko dar viena elektrinė 3 kilovatų. Pažiūrėsim, kiek šitą duos. Kągi einam valyti. Nu kągi, nuvalėm ir šitą kontūrą, bet jis labai apšalęs ir dar yra nemažai paviršutinio sniego prilipusio, bet jau 135 vatai. Tai sakykim, čia su šituo 200 vatų, 300 vatų, 350 vatų ir čia, ką tik buvo irgi 350, žodžiu, 700 vatų apie 10 valandą ryto keliauja į mūsų sistemą, o namai dabar, kodėl jis man čia 0 rodo, namai ima kokius 200 vatų, nes dabar tik tai šaldytuvas, telikas, žodžiu, apsiniaukusią dieną, nuvalius saulės panelės, elektrinė puikiai vis tiek veikia, nors ir nėra labai daug. Na, dar parodysiu, turim apie pusę 11, vėl pradėjo snigt, linuot, nesuprasi, šlapdriba tokia smulki, jums gal nesimato. Ir ką mes turim? Ir mes turim atsargiai per detalės. Ir mes pažiūrėkit, kiek turim. 350 vatų, 130 vatų. Tai ką mes čia turim? 480. Čia 100, 580. Čia 200, tai 780 vatų. Ir čia turim 600 vatų. Tai 600, 800, 900, kilovatas 400, tokią dieną. Apsiniaukusi, sninga, lyja, nesuprasi čia dabar, ko čia per šlapdribą krenta, jums gal nesimato. Ir mes gaunam tiek iš saulės elektrinės. Tai vat, hebrytė,
Kas tingit, nevalykit ir sakykit, kad žiemą nedirba elektrinė, bet jie dirba puikiai. Aišku, nėra ką lyginti su vasara, bet tokia diena be saulės, sninga, šlapdriba krenta, švininis dangus. Matosi miškas už 700 metrų ir jau, kaip sakant, sunkiai matosi. Ir elektrinė veikia puikiai. Dėl to, kad netingim nusivalyti saulės modulių. Ir galim paneigti šitą mitą, kad elektrinė žiemą neveikia. Kągi, dabar visiems tikrai iki ir sutiksim kitose video.